Gegužės 5 dieną Švenčionyse vyko 7. Aukštaitijos regiono sutartinių šventė Sutarjėla. Atvyko kolektyvai iš Kupiškio, Ignalinos, Visagino, Pasvalio, Vilniaus rajono, Panevėžio, Zarasų, Ukmergės ir Utenos. Šventėje sulaukta svečių. Dalyvavo Švenčionių rajono vicemerė Raja Krupenina ir rajono tarybos nariai, tai Jolanta Liuchnovič ir Darius Velička. Muzikos ir teatro akademijos etnomuzikologijos katedros vedėja profesorė daktarė Daiva Vyčinienė, kuris skaitė pranešimą Lietuviškasis sutartinių fenomenas amžių tėkmėje. Taip pat atvyko Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus pavaduotoja, etnokultūros skyriaus vedėja Vida Šatkauskienė ir centro specialistės Jūratė Šemetaitė ir Inga Kriščiūnienė. Vicemerė Raja Krupenina, pasveikinusi šventės dalyvius, įteikė mero padėkas kolektyvų vadovams ir palinkėjo gražios šventės. Telšios muziejaus senojo folkloro ansambliui Dobilė, vadovė Violeta Balčiūnienė. Po koncerto iš Nalšios muziejaus persikėlė į Cirkliškio seniūniją. Ant legendomis ir padavimais apipinto Perkūno kalno suskambo sutartinės. Sadula